Gruodžio 30. Tu apvainikavai metus savo gėrybėmis. Psalmių knyga 65 skyrius 11 eilutė. Tegul pakartotinis peržiūrėjimas Dievo apvaizdos vedimo per praėjusius metus, parodantis Dievo gerumą ir gailestingumą, sustiprina mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu artėjant naujiems metams. Teisingai žvelgdamas atgal tikrasis Dievo vaikas galės ne vien tik padėkoti už tai, kas praėjo, bet galės pažvelgti į viršų bei pakelti galvą, žinodamas, kad mūsų išlaisvinimas yra arčiau nei tada, kai pirmą kartą įtikėjome. Ir kad tas, kuris pradėjo gerą darbą mumyse, gali ir nori jį užbaigti. Jei ir toliau mes norime atiduoti savo valią ir savo gyvenimą, savo viską jo išminčiai ir meilingai priežiūrai. Žodis metai Biblijoje kartais yra panaudotas laiko periodo apibūdinimui, trunkančiam paprastai 365 ir 1/4 dienos, o kartais reiškia visą amžių. Šiuos metus, kurie turi tas dvi reikšmes, Viešpats vainikuoja savo gerumu. Jis vainikuoja savo gėrių kalendorinius metus, palaikydamas visatą ir valdydamas jos visą didelę struktūrą savo garbei ir savo kūrinių gėriui, suteikdamas jiems palaiminimus kiekviename metų laike. Taigi, nors ir yra pasmerkimo pribojimai, Viešpats gausiai laimina. Evangelijos amžius, kitur pavadintas maloningi Viešpaties metai, yra vainikuotas Viešpaties gerumu, kurį Viešpats parodė išpirkime, mokyme, išteisinime, pašventime, sukomplektavime, išlaisvinime ir pagarbinime bažnyčios, o didžiąją minią atvesdamas iki amžino gyvenimo. Ugdydamas pasišventusius, bet nepradėtus iš dvasios, kad būtų verti kunigaikščių pareigų ant žemės. Ir dabartiniu metu ruošdamas žydus ir pagonis tūkstantmetiniam karaliavimui. Taip pat ir tūkstantmetinis amžius bus vainikuotas Dievo gerumu, atleidimu, pažadinimu iš kapų, pamokymu atjauta, viso žmonių giminės patraukimu ir jos laiminimu, žemės ir paklusniųjų kėlimu iki tobulumo, ir taip pat ištikimiems suteikimu amžino gyvenimo rojuje. Klausimai: kokius ypatingus palaiminimus atnešė man šie metai, kaip šie palaiminimai paveikė mane? Tu apvainikavai metus savo gėrybėmis. Psalmių knyga 65 skyrius 11 eilutė.